Pažiūrėkit, plekšnė. Kosmosas. O, pažiūrėkit. Koksai čia. Opa, irgi ką tik viską. Turim tą įspūdingą reiškinį, dėl katro mes čia važiavom, kur Rygos įlanka susijungia su jūra, su Baltijos jūra. Laukinė gamta. Atspėkit, kas buvo. Nulūžau. Mylijau. Labą dieną. Labas, Emilijau. Labas. Kur mes atvarėm? Į įlanką Latvijos. Į koks miestas? Jūrmala. Ai, tai Jūrmala. Važiavom į tokį miestelį Kolka. Kolka. Kas čia per garsas? Tai va, kažkoks garsas yra. Einam, sai netoli. Ai, čia va čia. Malūnas. Ai, aha, čia kažkoks. Nu va, jau girdisi jūra. Taip, čia žiauriai įdomi vieta iš tikro yra. Painaisim papasakos. Labai norėjau aš čia važiuoti ir žiūrėjau. Tarp šitos įlankos buvo labai daug laivų avarijų. Jo, nes čia turėtų matytis. Čia, kaip sakant, va, matos man net iš čia. Mes atėjom tokią vietą, kur susijungia dvi jūros. Baltijos jūra su Rygos įlanka. Kai sako visi, kad važiuoja į Jūrmalą prie jūros, tai jie ne prie jūros važiuoja, ten važiuoja, sakant, į ežerą. Bet kaip įdomiai tas, čia mes nesam sėt pačiam tam, va ten švyturys yra, ten iki tenai visiškai gylio nėra. Ir turėtų skirtis vanduo jūros, mes nesam pačiam iškišuly, nes turėtų skirtis vanduo jūros ir tos, ir turėtų įlankos bangos susidaužti vieną į kitą su jūros banga. Ir tai turėtų būti labai gražu. Va ten va matosi, kur jūros vanduo. Einam. Ką? Aha. Einam, pažiūrėsim ten toliau. Turėtų būti pats Smaigalys ir turėtų... Va tenai yra. Aha, visus įlį. Jo, ir ten šiaip turėtų bangas vieną su kitas sudaužti. O va ten yra, kiek rašė, kiek skaičiau, jeigu matot, 5-6 km kažkur nuo kranto pradeda gilėti. Nes... Kaip sakote? Sakau, kad garsiau šnekėkite, kad nes nesigirdės paskui per video. Va, gražioji, kaip pasakyti, laukinė gamta. Tiek kriauklyčio. Tiesiog. Žiūrėkit, klausykit. Nu va, dabar kaip vadinasi tie parkūras, o ne dabar bus? Na, eik per parkūrą. Varyk per parkūrą. Na, tarkit, jie gali būt slidus, galvos nenusuk. Man tokie vaizdai žiauriai. Ir va, aš čia net matau kaip. Ai, dar viena tokia įdomi. Vienas įdomus dalykas. Pavyzdžiui, Rygos įlankos vidutinis gylis yra tik apie 25 metrus. Todėl ten vasarai pašvietus labai greit sušyla vanduo. Gali net 10 laipsnių skirtumų skirtis nuo Baltijos jūros. Nes gylio nėra didelio. Tai gali būti Baltijos jūrai 15. O Rygos įlankoje iki 25 šilumos gali sušilti vanduo per kelias dienas. Todėl jeigu saulė pasėdė, tai Jūrmalą dauguma važiuoja žmonės. Aha, dabar man būtų žmonės, nes ten būna šiltas vanduo. Nu, Jūrmalui galima sakyti, kaip yra didelis ežeras.
O ne, jūra. Tu aš parkūrai man. Pažiūrėkit, kokie grožiai. Va, matosi jau iš toliau, kad žvejoja kažkas. Pora meškeryčių. O, čia žiūrėk, kažkas žvejoja netgi. Jo. O, ne, mažai. Ir man čia yra pats iškišulys. Ir va, galit matyti. Va, o tenai. Kokio rudumo vanduo čia iš jūros ir koks vanduo mėlynas iš tenai. Čia žvejai. Ir va, dabar mes esame pačiam, kaip sakant, įžymioj vietai. Latvijos stebuklas. Nu, va, toliau neapžeisi čia. Jeigu mažiau banguot ir mažesnis tas, tai toliau galima nueiti. Tai va, susijungia. Čia yra Rygos įlanka didelė. Iki Estijos, tęsiasi gal 300-400 km aplinkui. O čia yra Baltijos jūra. Ir matote, va, kaip skiriasi vanduo, kur susijungia jie. Ir va, kaip šiaip beveik matosi, kaip daužėsi dvi bangos, įdaužė vieną į kitą, va, stebėkit. Koks įdomus reiškinys gamtoje vyksta. Dėti vanduo. Aha, kiek viską. Va, žiūrėk, tu tenai stebi. Ten 5-6 kilometrai, sako, šviturys, bet tai, kaip pažiūrėjęs, nėra ten labai toli. Banga parvaro. Dar vienas įdomus dalykas. Kodėl taip greitai šyla vanduo? Baltijos įlankos, Rygos įlankos tas gylis yra apie 25 metrus tik tai. Tik tai 25 metrus, tai gal sudaro kai kurios duobės. Tai galim pasakyti, kad o Baltijos jūros vidutinis gylis yra beveik 500 metrų, apie pusę kilometro. Tai koks didelis skirtumas įlankos ir jūros. Nu, dabar mūsų laukia myliukas, pažiūrėk, kiek parkūras. Didžiulis parkūras tenai. Kokia laukinė gamta, koks grožis. Nu ką? Parkūras. Mes tenai eisim ar ne? Tėti. Jo. Tėti, batai. Pažiūrėkit, kiek daug visokių kriauklių ir panašiai. Visas sumindžiotas kriauklės. O tenai, jeigu žiūri, nei galo, nei nieko nesimato. O dabar varom mes parkūrinti. Nes pažiūrėkit, kiek daug mums tenai reikia įveikti, kad galėtumėm praparkūrinti. Va. Tai belenkiek gali va taip. Dar vienas, Emiliu, įdomus dalykas, skaičiau. Čia yra viena pagrindinių vietų, pro kur praskrenda paukščiai išskrisdami šiltus kraštus. Tai čia, kai būna ruduo arba pavasaris, daug žmonių suvažiuoja stebėti, kiek daug paukščių atskrenda pas mus perėti arba išskrenda šiltus kraštus. Oi, kaip čia dabar. Būtent tą vietą. Dar vienas įdomus faktas. Pažiūrėkit, plėšnių negyvų. Vien. Matai, pažiūrėk, kiek plėšnių. Aha. Tenai vadinu. Pačiam vandenį. Pažiūrėk, va, kiek negyvų. Vienas plėšnių negyvų. Dar vienas įdomus dalykas, kadangi į įlanką įteka. Oi, kaip čia minkšta. Kiek čia plėšnių negyvų iš vien. Įlanka įteka labai daug upių didelių. Tai čia toj įlankoj praktiškai išvis nesūrus vanduo. Ir
ir gyvena paprastas žuvys. Karšiai, ešeriai. Jie yra, jiem ne per purus vanduo. Nu, praktiškai kaip ežere. Tai irgi. O jūrai tokios žuvis jau negali gyventi per surus vanduo. O mes priekį turim didelį parkūrą. Ne, myliu? Aha. Dabar reikės viską labai stipriai, greitai prie parkūrų. Čia po keliui ant žemės labai daug plekšnių visokių. Gal kaip nors, kai pasidaužė du vandenys, dvi srovės, jau kažkas tenai negerai ar neįsivaizduoju. Bet Visur smirda plekšnimis. Žuvim visur smirda. Nu, gal ir kvepia, čia kam kas patinka. Nu, dabar mums jau čia tas parkūras. Čia, parodė, kiek mes. Ui, šau! Da, kamera. Žiūrėkit, kiek plekšnių, negyvų. Kaip čia, pras. Gerai. Ten irgi baltuoja visur. Vau. Kaip tau, Emiliau? Smirda ir labai... Dėl ko galvoji tu, jos gali čia būti numirusios? Tiek daug numirusių. Galbūt dėl šalčio? Ne, čia kažkas... Arba dėl to, kad labai stiprios... Kur mes gyvenam, ten jų nėra. Iš vis aš esu radęs, net nesuradęs nei vienas, ten daugiau skumbrė kokia negyva gali rasti. Bet čia... Ui, tu šau, paslidau. Все, dabar turim mes tokį nemažą parkūrą. Na, myliu. Oi! Na, galvok. Tai einam, nu ko tu? Aš turiu kitą idėją. Reikia kažkaip čia va užlipti ir nereikės jo... Nu? Pažiūrėkit, laukinė jūra. Ne, čia jau ne jūra, čia jau įlanka. Kaip sakant, ežer. Ant to, kur nėra žėvės, atsargiai bus labai slydu. Aha. Davai, lip. Nu lipkę, myliu jau. Arba mane praleis. Nu? Čia tai va jau buvo tikras parkūras. O ne, dabar tas prieki parkūras kaip tą įveiksi. Mes galim tiesiog va čia va užlipti. Arba eiti pro sunkų kelią. Bet daugiau gražumo pamatyti. O ką šitas veikia, pasakyk tu man čia? Kaip jis čia, ką jis čia veikia? Kokia čia jo paskirtis? Kosmosas. Visur plekšniai. Nu, jeigu kažkas galėsit, parašykit komentarus. Kodėl tiek negyvų plekšnių? Švien. Žiūrėkit, dar vieną naują žuvį radau. Kas čia per žuvis tokia? Šitas visai, bet nemažas iš tai. Tai koks? Na, davai, parkūrą, kaip tą parkūrą? Oi, šit Lengvas? Oi. Ababa. Sakė, čia vanduo gali dasiekti. Oi. Nu ką, biškį gavau? Biškį Nu nieko, kas mūsų dar laukia? Oi, tu savo. Prieki. Bet tenai vanduo iš apačios. Na, einam, žiūrėsimės. Jeigu ką galėsim grįžti atgal ir tenai ant viršaus eiti. Kiek čia daug negyvų žuvų. Nu jo, čia biškį Čia jau biškį infos. rimtesnis. Čia negalim. Čia jau geriau neįm. Čia negalim. Nu nieko. Einam
Tėti, einam atgal ir tenai bus praėjimas lengvas, kad čia užlipti. Tai mes galim per čia užlipti tą. Arba pro čia, žiūrėk, lengva čia bus. Čia labai daug smėlio į batus pakės. Negalvau, kad čia tokia laukinė ta gamta. Opa! Nu va, kaip čia gražu. Myliu, labas. Labas. Kaip čia gražu. Atsargiai nenukrisk. Takelis gražus, apžvalgos. Va, baigėsi mūsų parkūrai, dabar pažiūrim, ką mes turim iš viršaus. Ir matas skalauja ir visą laiką jos čia virs. Truputį pašoksi ir viskas nukrys. Žiauriai gražu. Tokias vietas man patinka. Rodo, kad čia parkingas tenai. Jo. Ten matosi, nu kažką mes dar paeisim, ten matosi kažkoks molas dar. Čia yra labai gražus takeliai, miške padaryti. Tai čia dabar mums pušynas labai gražus. Kaip sakyt, Kvepia labai. Kvepia pušim labai skaniai. O jeigu dar saulė būtų vasara, tai čia Idealiai būtų. jo. Ir dar jeigu žmonių nebūtų. Tai ir praktiškai nėra. Dėl ko? Ko nėra? Dėl ko? Vasarą čia nėra žmonių. Ai, vasarą aš nežinau, ar čia būna ar ne. Čia... Man atrodo, čia tikrai turėtų čia įžymi vieta. O va čia va jau jeigu pažiūrėsim, čia jau skaidrus vanduo, nieko nesimato. Jokių žuvyčių, nieko mirusių. Tik tais va, medžiai pargriuvo. Va tenai gražu labai. Mes kol kas dar tenai greit nueisim. Ir matosi tenai turbūt kažkoksai tai molas yra. Tai va miškeliu, takeliu mes einam. Dabar. Va, matosi, dar žalia, ką tik nuvirtas pušis. Visi. Taip skalauja, jos čia vis virsta. Tos ir seniau. Čia va, dar visi. Ta kelį jau po truputį baigėsi. Matosi. Tai tu tikrai manai, kad tenai molas yra? Jo. Taip? Jo, molas. Va, pažiūrėkit. Koksai čia. Opa, irgi ką tik išvirtas. Vau. Didžiulis, ką tik išvirtas. Nieko savo, koksai didelis. Žalias, o tai dar ne sausas, visiškai žalias. Eina savo. Kaip gražu. Ir baisiai vien. Gražu ir baisu vienu metu. Va čia va, jau palinkęs dvi palinkusios jau. Tenai va, dar dvi, net nepradėjus augti. Jau linka. Čia va, graželiu takeliu. Turėjo būt takelis, eini takeliu, Va, čia turėjo būti takelis. Eini ir nukrenti tiesiai. ir nebėr takelio. Nebėr takelio. O matai pėdas, kažkas parkūrą darė, bandė eiti per tuos medžius. Aha, va čia va taip eina. Tai aiškiai, tenai tikrai kažkas yra. Jeigu matosi pagal pėdas, Ne, kad pėdas jis... eina į aną pusę, tai Nu. tenai jos eina į tą. Tai reiškia, Va čia dabar kaip matot, jeigu va, įlankos vanduo toks mėlynas ir Baltijos jūros kažkodėl jis yra paišinas. Nežinau, kodėl pagal mane turėtų būti atvirkščiai. Nes įlanka taigi uždaryta. Ne, įlanka yra negilesnė,
jos dugnas bangos išmaišo vandenį. Nu tai Ir turėtų būti kaip tik. suduose, O kaip Baltijos jūrai pusę kilometro gylis, tai ten su dugnu negalite drumstam. Nu keista kažkaip. Įlankos vanduo skaidrus, o Baltijos jūros tik žuvis numirusios. Einam pro nukrytusius medžius. O, žiūrėk, dar geras. Neįvirto, bet įslinko medį žemyn. Slinko žemyn ir va dabar palenktas visas. Laukia savo paskutiniųjų dienų. Ne, tai dabar gyvent, dabar ten įleikto. Čia dar vienas nuslinko. Labai kažkaip nuo to vėjo. Aš nuo čia jau galėčiau pradėti daryti parkūrą pat. Čia eisi par... Oi, tu šau. Parkūristas. Palauk, tėti! Man irgi reikia nusileisti. Nu, davai, leisi. Ateik pasim kamerą. Tai su kamera, nu tai... Na gerai, bandam parkūrinti. Ui, bam! Ir... Bam! Čiut nenukritau. Užkabino man koją vienas tenai siūlos ar kas tenai buvo. Šaknis užkabino koją. Čia va parkūrinam. Up! Up! Palėtė kelnes. Praparkūrinam, čia parkūrinam. Opa! Nu ką? Lauksim, kol surasim kokią įlanką. Ne? Oi, čia pagal pėdas matosi šuniukai. Nu, kaip tau, Emiliu? Kol kas gerai, nesigailiuos. Ir va, kas keista, va, mes jau biškį toliau paėjom. Ir čia nei vienos negyvos plėšnės nėra. Čia, tai... Skaidrus vanduo tiesiog. Jo, nieko visiškai gražu. Tai... Galima manyti, kad tas plėšnės visas čia yra iš jūros atneštas. Kažkas buvo ta susikirtimas kažką duoda. Plėšnėms negerai kažkas. Koks grožis gamtos. Nu ką, Myliu, ir mes kilę iš gamtos, a ne? Gamtos vaikai esam. Na. Žiūrėk, mūsų takelis priekį. Einam. Ir kaip tas takelis, ką dabar daryti? Ar kurim ką daugiau? Arba galim tiesiog nesukti į dešinę. Galim parkūrinti per čia, galim. A, mes parkūrinam, ne, šį kartą. Nu, bandam. O, čia kažkas dar papjausia biškį. O, papa. Ne visą laiką reikia gyvenime rinktis patį lengviausią kelią, ne? Mes pasirinkom trumpesnį kelią, Bet bet sunkesnį. Girdisi kaip vanduo ir medžiai ošia. Tai yra vau, ne? Tiesiog užmygti galima. Šiek dar vienas. O jeigu čia tai palapinė pasistačius, ne? Jo. Ir čia iš vis krantas visiškai nebestatus. O, tai čia kad jau galim vaikti. Nu va, jau matosi. Tenai, jeigu jūs matote tokią liniją iš akmenų takelį. Jo. Molas. Molas, jo. Tenai toksai takelis jau yra. Eisim tenai, tėti? Nu, bandysim. Tai va. Jums tai čia bus klik ir jau mes tenai būsim, o mums čia reikia vaikščioti ilgai. Tai va. Pasakyt, kas man dar labai patiko, Na. kai mes atėjom tą vietą. O, žiūrėk, aš čia prašyta. Korta. Patiko, kad kai mes atvarėm prie jūros ir aš skaičiu, kad turėjo būti sujungti tą jūrą su įlanka.
sakant, jūra su ežeru. Ir turėjo skirtis jų vanduo. Ir aš ateinu, pamatau tas vanduo, jis yra toks paišinas. Ir nėra to, kad du vandenys skirtingi susijungia, dviejų skirtingų spalvų vandenys. Bet po to, kai mes paėm toliau, pamačiau po dešinę, kad keistai, bet įlankas vanduo ežeras yra daug švaresnis negu jūra. Kodėl? Pažiūrėk, čia iš vis, pažiūrėk, koks švarumo vanduo. Čia maudytis net galim. Jo, ir nė vienos numirusios žuvytės nieko. Nei vienos. Puikiausias paplūdimys. O Ir dabar įdomu pamatyti, va, kaip tuos reiškinius savom akim, ne tik paskaityti, ne? Tai va, baigiam daryti kažkokį molą. Kažkiek ranai matos, dar kažkas pradėsim pasim. va čia eidami matosi kažkoksai tai čia apleistas kažkoksai tai pastatas. Ar ten miestas apleistas? Nesuprasi. Kažkoksai tai apleistas. Tenai va dar kažkas vyksta. Nesuprasi, ar čia apleistas ar neapleistas. Va, jeigu čia dar daugiau užlipsim. Čia va. Tai čia tas yra. Va, apleistas miestas. Daug dėl ko aptverta, kas čia buvo, dėl ko ir dar spigliuota. Aptvertas spygliais. Sienos, čia... Įdomu, dėl ko čia tai? Aha, kas čia per darbė. Gal tenai kažkas vyko, ar dar kažkas? O matai, myliu, kas čia yra? Ką čia reikia tie pagaliai? Kad čia net plaukti negalim. Ne, čia... Nu dar pagalvok, dėl ko čia taip į jūrą nueina tie pagaliai taip? Čia rodo ant kiek gilų? Ne. Nu dar pagalvok. Nežinau. Matai, tie yra privažiavimas. Aha. Nu tai reiškia, čia buvo molas kažkada senas. Medinis. Į Ai, jūrą. iš to miesto. Tai čia, matas, buvo molas senas. O dabar... Kaip baisiai atrodo. O matai, tai kur eina tiesiai. Aha. Senas molas. O mes dabar einam prie naujo pasakyto. Jau nebe iš medžio, iš betoninės. Visiškai nebedaug vyka. Įdomu, ar tenai galim eit. Mhm. Pažiūrėk, elektrą pasijungė. Gali ir video padaryti. Eina savo. Čia matai, ateina papasako, kad Kažkas čia jau yra. Baisiai labai. Eina tu savo. filmuoji. Jo? Tai čia, matai, čia Latvijai labai yra. Ai, čia lyviai liktai gyveno, čia gali būti, nesakė, labai išlikus lyvių kultūra dar čia. Kas tie lyviai? Lyviai kažkokie sena Latvijų gentis ar ten. Ir gal jie čia apeigas kas daro. Nu va, mes jau ant molo. Labai stiprus vėjas. Belenkiek žuvėdrų. Tai va. Va, jeigu matosi, kad skraido. Matosi dar vienas senas tiltas. Tenai senas tiltas dar buvo. Va, matosi, tenai paguliukai visur. Tai va, kiek daug žuvėdrų eina savo. O va tas juodas įpupęs ant to prožektoriaus. Čia yra karmoranai. Va, kur tie skrenda, du juodi. Jie labai daug žuvų suvalgo. Čia invazinė rūšis. Anksčiau jų nebūdavo. O pas mus Lietuvoj dabar ežeruose žiauriai daug suvalgo žuvies. Kuršių mariose tai tiesiog visi pušynai nušikti ir jų kakalai ten ant tiek, kaip sakyt, stiprus. Net nebeauga tie medžiai nuo jų tų. Va tenai, pažiūrėk, kiek daug kormoranų. Sustovisi vien kormoranai. Ai, tie šemėliai, visą pėdė. Visą
elektrą vai. Eik prie tą kraną, pažiūrėsim dar. Lieka ilgai. Va, kiek daug kormoranų, tų šūdų. Jie ant tiek ilgai lieka, jie. Gera chemija. Žiūrėk, va į tą kraną gal. Žiūrėk, gal reikia... Apleistas kranas, čia kažkoksai. Bandyt reikia dar... Gal reikia dar? Tuoj, Ne, nereikia. Aš iš jūros ką nors ištrauksiu. Eik, šik. Gal nenulūšiu. Karoči, čia nesąmonės, jis kažkokius čia dirba. Tai tu nelysk, Tai va. Nu va, jau grįžtam. Jau buvom pasiekę savo tikslą. A ne, Tit? Tai matai, jie skiriasi užvertę, visą pasidaro. Ir vėl tas mašinutės vaikų mažutės. Čia vėl gali būti iš tų pačių humanizmo, raganizmo, kur aš buvau kaulus radęs miške. Viena vietoj kaulai aptverti akmenukais, kitoj sudėti stiklai būtent iš jūros. Sugludinti irgi ratų mišką sudėti. Ir kaip skaičiau, vyksta apeigos ir tas stiklas atneštas, padėtas, duoda iš jūros energijos, stiprybės, dar tai kažko. Bet sakė, jeigu ten tu nesi, geriau ten nelyst ir rankos nekišti ir ei, pamatį praėjai ir tiek žinių. Tai va. Tada jau susitiksim, kada būsim. Jau. Tiksim už 3 sekundžių? Jau, už 3 sekundžių susitiksim. Tai va. По берега есть, тогда здесь она уже где-то километр или 3. Вот здесь еще заходит она. Так что еще можно за ночь где-то штук, 15 так можно собрать. Kambal, da? Да. Tai va, mes pašnekėjom su vienu žmogumi ir dabar jo su žvejum. Dabar bus truputį kitoks vaizdas, nes filmuojam per telefoną, nes GoPro išsikrovė. Tai pašnekėjom su to žmogumi, pasirodo, kad tenai buvo laivo avarija ir išteko vis kažkokie tenai chemikalai ir panašiai. Tai va, dėl ko tenai tiek daug numirusių žuvų. Ane, Tit? Plekšnių lab. Chemikalų kažkokių buvo. Jūra patekusi daug. Kodėl ten tiek daug neįdėmų plėšnių? O plėšnė ką? Kaip? Latviškai ar rusiškai pusės? Nežinau. Kambala. Kambala? Plekšnė, rusiškai kambala, atsiminkit. Arba latviškai, tai va. Nu ką, jau beveik baigiam vaikščiot. Tai susitiksim jau mašinai po 3 sekundžių. Na va, įspūdinga laukinė. Atspėkit, kas buvo. Nulūžau. Mylijau. Nu va, turim įspūdingą laukinę gamtą. Taip, Emiliau. Įspūdinga. Ir va, turim tą įspūdingą reiškinį, dėl katro mes čia važiavam, kur Rygos įlanka sujungia su jūra, su Baltijos jūra. O ir tas susijungimas, kiek gerai matas, kaip skiriasi vandens spalva. Ir gaila, kad nėra to, kaip susimuša banga į bangą, sako, dažnas reiškinys dar būna. Nu, bet labai gražu. Bet ant kiek Baltijos jūros vanduo yra tamsesnis, tas paišinėsnis, rūdas. O Rygos įlankos, sakant, ežero vanduo daug švaresnis. Nu va, mes jau baigiam savo kelionę, jau mašinų sėdam. Buvo kai kurių
baisių momentų, buvo kai kurių linksmų momentų, ką čia jau padarysi, tokios kelionės beveik visą laiką būna. Tai va, tai buvo kietai, tai dėkite laikus, subscribinkite prie mūsų, siūskite tai savo draugams, kad pažvengtų ir panašiai ir sužinotų daugiau apie Latviją. Ir ate.